Treneris, šaltas, lietingas vakaras Žalgirio namų stadione, kur Vilniaus riteriai kaip šaltas dušas tikriausiai Kauno Rajono Kegelman komandai 0-2. Tai kas čia nenutiko? Na, viską matėt, kas atsitiko. Jeigu taip rimtai kalbėti apie rungtynės, man nepatiko gal 10 antro kėlinio minučių, pirmų 10 antro kėlinio minučių, kurios mus pastatė į tokią situaciją, kad reikėjo daug rizikuoti ir sakau, išėjom kažkokie, nors rūbiniai kalbam, susikaupėm, viskas gerai, čia laiko klausimas, atrodo, kada, kaip ką, bet, išėjom, visiška katastrofa, man labai nepatiko ir sakau, o toliau tas žaidimas buvo, reikėjo daug rizikuoti, mes rizikavom ir manau, tų momentų tikrai pakankamai susikūrėm, kad įmušta, bet šiandien į vartus kamuolys nelindo ir sakiau prieš rungtynės, kur riteriai yra stiprus, tai va, iš kur galima prasileisti, standartinė situacija arba greita tranzicija, tai būtent taip ir atsitiko, gavom tos įvarčius būtent po tokių momentų. Šį sezoną su riteriais 3 rungtynės, iš viso buvote įmušę 9 įvarčius, atrodė, kad sekasi puolime žaisti su šia komanda. Tai kas čia šiandien pasikeitė? Čia riterių gynyba tokia buvo neperlaužiama? Jūs matėt, riteriai, žinot, dabar tokių laikotarpių žaisti su komandom, kurios kovoja dėl išlikimo lygoje irgi nėra lengva. Prieš bet ką nėra lengva, bet tos komandos dabar, jūs matėt rungtynės, senai mačiau aš riterius tokius. Jiems kiekvienos rungtynės yra lemiamos ir tiek, kiek jie šiandien įdėjo jėgų, tai aš manau, kad gal tai ir gal dėl to galima sakyti, kad jie ir pelnytai laimėjo. Čia netgi tokias nuskambėjo replika iš tribūnos jau einant po rungtynių, kad gal alkanesni riteriai, kad gal būtent labiau norėjo tų taškų. Žinot, mūsų situacija tikrai nėra tokia, kad mes galim būti ramus, mes tikrai nesame ramus ir dar liko kiek, 4 rungtynės ir pakankamai stiprus varžovai laukia mūsų, tai jokios ramumos mes nejaučiam, tikrai, ir žaidėjom tą sakiau, ir aš tikiuosi, kad jie supranta visą tai, nes visas įdėtas darbas, kokį įdėjom visą sezoną ir nesinorėtų, kad nuplauktų visiškai, bet tą, ką aš matau, būtent po pralošto finalo, kad nėra lengvumo, viskas tas, aš manau, vis tiek yra galvoje pažaidėjus ir negaliu pasakyti, kad jie nenorėjo, nekovojo ir nežaidė, bet tas jaučiasi. Spręsite, nes dabar nebus kada labai ilsėtis, ketvirtadienį žaidžiate, po to kitas turas iš karto po kelių dienų. Reikia rodyti charakterį, nėra kitos išeities, tiek nuėjom, sezono galas, reikia tų taškelių, kad būtume ramus dėl Europos, laisvų dienų nėra, ruošimės kitom rungtynėm ir reikia rodyti charakterį, tik tai matau. 5 taškai nuo Vilniaus Žalgirio. Čia pakankamas atstumas, kad šiek tiek saugiau jaustumėte? Tikrai ne, kodėl? Šiandien jiems gal nepasisekė, bet ta komanda renka taškus, jie laimi ir šiandien padarėm Kauno Žalgirį čempionus, sveikinimai jiem ir viskas atvira, aš manau.